Nu, Mariau, papasakok mums apie stovyklą vasaros. Čia vyks ruošiamieji darbai. Čia bus tatamis, kilimą išdengsim. Čia priekiai bus narvas. Matavimai 18:6. Turėtų ko gero užtekti visiems sportuojantiem. Sutelps. Turėtų sutilpti. Ten kairiai ir dešinė kairiai nameliai. Šiam namelį kairiai iš kairės gyvens ponas Marius Misiūnas su Marcelo. Iš dešinės kambariuose gyvens sportininkai iš dešinės prie vandens. Taip pat ten yra pirtis, paskui nueisim žiūrėti. Visa poilsiavietė priklausys tik mum 7 dienas. Taigi, kurie nori turiningai ir gerai pasportuoti, yra visi kviečiami. Rugpjūčio 10-17 dienom čia prie Platelių ežero stovyklą. Ačiū Marijui už išsamų paaiškinimą. Apžiūrim toliau teritoriją. Čia matos terasą ant ežero krantą mūsų, kurį galės leisti laisvalaikį visi susirinkusieji. Laužavietį išsivirti. Galėsim žuvinę virti. Žuvinį. Namėlis. Iš čia pafilmuok, ką pavėsi. Va, čia bus mūsų darbo vieta. Lėsiam prakaitui. Ežerėlis. Nuveit tai pasak rimta. Ir šou sargas. Sargas mūsų bus, kad tatamį neišneštų. Į kažkur išėjęs. Atostogų. Einam ten, parodysim. Vaizdą iš priekį. Kažkada priklausyti medienos fabrikui. Labai gražus. Iš medžio.